Atsibodo daužytis kiaušiukais. Turiu tau rimtų maisto pasiūlymų. Atvarėme pas brolius, mėsos brolius, kur išniekinsime jautienos slaiderį su 30 dienų brandinta mėsytė. Aš net nežinau, kaip va tokį žvėrį pradėti valgyti. Kad į burną tilptų, tai be šansų. Wow. Tai lyg pirmas mano bučinys, žiaurinis. Vidutiniškai kepta mėsytė, bandelė tai tiesiog burnoje tirpstanti. Bulvytės ledas, česnakinis padažiuką, gali pirštus aptilaižytą. Burgeriukas, kokybiški ingredientai, viskas, ko reikia. Jeigu ką, slaideris kainavo 12 eurų. Tik penktadienį galite rasti specialų kebabą su šviežia jautiena, kurį turime čia. Lavašiuko kebabiukas, panašiai dydžio kaip rankytė, 8 eurai. Antras variantas, visiška klasika, tai yra kebabiukas lėkštėje, niekad nenuvilia, 10 evrai. Tiesiog žingsneliu nukelia tave į Turkiją. Su tokiais kebabiukų dydžiais, tai čia figūrai yra pavojus. Kebabas lėkštytė yra visiška klasika ir niekas man nieko nepasakys. Kas tu esi? Kuo gerai kebabas lėkštėje, kad pasiemi gryno mėsą ir jie mėgaujas. Jeigu nori bulves valgai, jeigu laikaisi dietos, paimi ir nevalgai. Jeigu nori kebabo lėkštėje, užsikaudamas kebabų plytoje, daugiau nebeieškok. Kebabų rojus, bet svorio metimo pragaras. Čia baisu. O jeigu naktį su bachūrais įsinorėjot kebabo su Iranu, prašau, nuo 8 iki 3 rasit kebabiukų šituos ir lauke. Šiuos ir kitus nuostabius restoranus galite rasti Ukmergės gatvėje 259A Benedikto turguje Vilniuje.